Sveiki, senokai jau besimatėm. Jeigu mes su jumis susitinkame pirmą kartą, mano vardas Inga. Malonu, kad įsijungėte mano video. Tikiuosi, kad tai, ką darau, jūs įkvėps ir įgalins būti nesustabdomais jūsų kelyje. Žinot, norėjau pasidalinti kai kuriom mintim, kuriom buvau įkvėpta visai neseniai. Vasario 12 atžymėjau didįjį įvykį mano gyvenime, kuris padalino, sakykime, mano gyvenimą prieš ir po. Praėjo 25 metai, kai netekau abiejų savo kojų tragiškoje, žiaurioje autoavarijoje Vilniaus centre, kai man buvo 22 metai. Kai atrodė mano gyvenimas tik tai prasideda, jis praktiškai baigėsi, bet ačiū Dievui, kuris grąžino man gyvenimą, netgi jeigu mano širdis buvo sustojusi netgi 2 kartus. Gyvenu pilnatvišką gyvenimą, džiaugiuosi juo. Ir kai aš galvojau tą dieną apie savo likimą, buvau įkvėpta pasidalinti su jumis mano mintimis. Jeigu jūs patirite sunkų laiko tarpą, jeigu jums atrodo, kad jūsų gyvenimas žlugo ar žlunga, aš noriu jūs įkvėpti savo žinutę. Tiesa, nekreipkite dėmesio į pašalinius garsus, kurie dedasi mano namuose. Aš turiu papūgą, kuri kalba, ir jai tiesiog šiuo metu pabudo noras kalbėti ir jinai ten savo garsus išleidinėja ar žodžius, kuriuos jinai moka. Ir taip pat turiu 3 mėnesių kačiuką, kuris irgi grūdasi, žaidžia, laksto po visus namus. Tad nekreipkite dėmesio, jeigu bus kažkokie pašaliniai garsai. Aš nutariau, galvoju, tegu būna tiesiog natūraliai, taip kaip yra, nes aš turėčiau tada perrašyti video nežinau kiek kartų tam, kad nebūtų jokių garsų pas mane. Tai va, vienu žodžiu, turiu zoologijos mažą sodą namuose ir labai tuo džiaugiuosi. Taigi, grįžtant prie mano žinutės. Žinot, tuo metu, kai įvyko autoavarija, tie, kas nežino, negirdėjo, mano draugas ir aš, mes lėkėme 160 km/h greičiu nuo Tauro kalno Vilniaus centre, ir lekiant tokiu greičiu mano draugas prarado mašinos kontrolę ir mes trenkėmės į apšvietimo stulpą. Ir tą naktį buvo plikledis. Labai norėčiau, aišku, gauti tą klausimą, kodėl jisai lėkė tokiu beprotišku greičiu, bet deja to padaryti nebegaliu, nes mano draugas žuvo iš karto vietoje, o man kažkurios tai mašinos dalys nupjovė abi kojas mašinoje ir buvau sužalota labai stipriai, kad aš reanimacijoje gulėjau, nežinau, apie 2 savaitės, aš jau pamiršau apie 2 savaitės ar netgi daugiau. Tiesa, galima sakyti, kad prieš 25 metus šiuo metu buvau tarp gyvybės ir mirties reanimacijos skyriuje. Aš niekada negalėjau įsivaizduoti, kad tai gali įvykti mano gyvenime. Žinote, kaip mes kartais galvojame, išgirdę apie kažkokias tai autoavarijas, bėdas, problemas, ateina mintis, kad tai gali atsitikti kažkam tai kitam, bet ne man. Man taip neatsitiks. Deja, atsitiko man taip ir man tikrai buvo labai sunku tai priimti, nes aš atsibudau labai žiauriame pasaulyje. Netekau abiejų savo kojų, kairė ranka liko paralyžiuota. Ir turėjau daugybinės traumas, kaip sakant, nuo galvos iki kojų, kitokio lygio, kad aš negalėjau nei kalbėti, nei judėti, nei apsiversti ant šono. Buvau prijungta prie gyvybės aparato ir
sakykime, pradėjau gyvenimą iš naujo kitaip. Tuo metu atrodė, kad viskas mano gyvenimas žlugo. Todėl, kad tuo metu Lietuva visa ir Vilnius, kuriame gyvenau, nebuvo pritaikyti žmonėms su negale, kurie juda neįgaliojo vežimėlyje. Gyvenau 9 aukštų name ir iš jo išeiti negalėjau pati. Ir, kaip minėjau, miestas nebuvo pritaikytas žmonėms su negale. Ir tiesiog man atrodė, kad aš buvau palikta egzistuoti tarp 4 sienų. Ir atrodė viskas, susitaikyk. Ir žmonės kartoja mane kartą, na ką jau padarysi, toks tavo likimas, priimk tai, susitaikyk ir, ką daugiau darysi. Aš su tuo nesitaikiau ir nesiruošiau taikytis ir aš norėjau gyventi, nesvarbu, kokias traumas aš patyriau, aš norėjau gyventi. Aš norėjau gyventi visavertį gyvenimą. 25 metai praėjo ir žinot, kai aš norėjau paminėti, kad labai įdomu buvo tai, kad šiais metais kažkaip tai aš net pamiršau apie tą datą. Aš jos išvakarėse tarsi prisiminiau, dabar gyvenu Kalifornijoje ir mes vieną dieną atsiliekame laiku ir buvo vasario 11 čia ir aš galvoju, palauk minutę. Taigi iš vasario 11 į 12 naktį ašgi patekau į autoavariją. Aš tarsi prisiminiau, kad buvo ši tragedija būtent šią dieną. Pirmus keletą metų aš nesąmoningai verkiau tą dieną. Po to vis prisimindavau ir būdavo labai skaudu tą dieną. Praėjo 12 metų, kol aš priėmiau tai su padėka Dievui už viską, kas įvyko. Ir dabar štai 25 metai ir aš net neprisiminiau. Ta akimirka, arba sakykime tais metais, atrodė, kad mano likimas sugriuvo. Kad šis įvykis apvertė mano gyvenimą aukštyn kojom, kad aš daugiau niekada nebepatirsiu, ką tai reiškia būti laiminga, ką tai reiškia iš tikrųjų nuoširdžiai džiaugtis. Todėl, kad aš iš tikrųjų nesupratau, kaip įmanoma džiaugtis gyvenimu, kai tu esi prikaustytas prie neįgaliojo vežimėlio. Ir štai dabar aš net neprisiminiau tos tragedijos, man tarsi eilinė diena. Todėl, kad taip iš tikrųjų įmanoma yra, bet kokią mintį norėjau perduoti, kad tą akimirką, kai įvyksta kažkas, tai atrodo, kad viskas, sužlugo mano likimas, sužlugo mano ateitis, aš niekada nebebūsiu laimingas, aš niekada nebepatirsiu džiaugsmo, ar meilės džiaugsmo, ar pasiektų tikslų džiaugsmo, ar dar kažkokio tai, ką aš vertinu. Iš tikrųjų tai nėra tiesa. Iš tikrųjų mūsų likimą ir mūsų ateitį nulėmė ne tai, kas atsitinka, kas įvyksta mūsų gyvenime, bet Dievo valia mūsų gyvenimo keliui ir mūsų atsako, kaip mes atsakysim į tai, kas įvyko. Jeigu aš būčiau priėmusi tai, kad mano gyvenimui galas, kad toks mano likimas būti uždaryta kambaryje ir tiesiog būti žmogus su negale arba girto vairuotojo auka, ar dar kažkaip tai būčiau pavadinta, ir tiesiog egzistuoti tarp 4 sienų. Jeigu aš būčiau patikėjusi tuo, kad taip turi tęstis mano gyvenimas ir būčiau nieko nedariusi, turbūt taip ir tęstųsi mano gyvenimas. Turbūt praėjus 25 metam aš iki šiol būčiau depresijoje, beje, buvau gilioje depresijoje. Tos Dievas ateityje pasidalinsiu tuo, kas man padėjo išbristi iš jos ir palaikyti pakilę
vidinę būseną ir nugalėti tą monstrą. Jeigu aš būčiau tikėjusi, kad toks mano likimas ir būčiau nieko nedariusi, turbūt taip ir būtų. Kadangi aš nesutikau su tuo, aš atsisakiau pasiduoti, aš atsisakiau sėdėti uždarytą namie ir aš kovojau, aš dariau viską, ką aš galėjau, kas buvo mano jėgose. O kas buvo ne mano jėgose, aš tikėjimo atidaviau Dievui į rankas ir su jo pagalba visiškai pakeičiau savo gyvenimą. Ir jau 25 metai. Arba, sakykime taip, aš persikėliau gyventi į Kaliforniją praėjus 4 metam po autoavarijos. Tai galima sakyti, kad 21 metai, kaip aš gyvenu visavertį, aktyvų, prasmingą, tikslingą gyvenimą ir džiaugiuosi tuo, kas tuo metu atrodė neįmanoma arba atrodė, kad aš niekada nebepatirsiu. Aš turiu gyvenimo dovaną ir tas dovanas, kurių visą laiką norėjau. Ir ačiū Dievui už viską. Nesvarbu, kas įvyksta. Žinok, kad labai daug priklauso nuo tavęs pačios ar tavęs paties. Kaip tu atsakysi, kokį atsaką tu duosi tai tragedijai, kokį atsaką tu duosi tai problemai, arba tam nepasisekusiam tikslui, arba sugriautam verslui, ar dar kažkokiam tai įvykiui, kuris sugriovė tai, ko tu sekėjai ar kuom tu gyvenai. Jūs turbūt pastebėjote, kad labai daug kalbu apie tikėjimą į Dievą, todėl kad tai yra, arba sakykime, tai tapo mano gyvenimo pagrindas, todėl kad po avarijos mano situacija, mano aplinkybės buvo antiek beviltiškos, kad man, žinot, tiesiog nieko nebeliko daugiau, kaip patikėti, kaip mažas vaikas, kad Dievas gali pakeisti mano gyvenimą. Dievui viskas yra įmanoma. Ir iš tikrųjų Dievas davė ir jėgų, ir įkvėpimo, ir atsiuntė žmonių, ir sudarė naujas galimybės, ir padėjo man įgyvendinti tą viziją, kurią turėjau dar tada, kai aš gulėjau lovoje su surakintu žandikauliu ir negalėjau netgi laisvai prakalbėti. Viskas yra įmanoma su Dievu ir tavo pastangom, jeigu tik tai tu nepasiduosi ir būsi nesustabdomas. Tad noriu įkvėpti ir paraginti, niekada nepasiduoti. Ir jeigu kažkas įvyko, kas atrodo pabaiga, pažiūrėk tai iš kitos pusės. O gal tai yra naujo kelio pradžia, kuris turi būti tavo gyvenime. Tad linkiu būti stipriem, būti atkakliem ir būti nesustabdomiem. Ir dar kartą noriu padėkoti visiems mano šeimai, mano artimiem draugam ir visiems giminaičiam ir visiems, kurie palaikė mane, kurie tikėjo manimi, tikėjo tuo, ką darau, palaikė mane mano siekiuose. Ir iš tikrųjų visa Lietuva man padėjo ir atvykti į Ameriką, kai skridau, gauti kojų protezus. Iš tikrųjų visa Lietuva man padėjo finansiškai po išėjusio straipsnio Panelės žurnale. Iš tikrųjų esu labai dėkinga, nes be artimųjų pagalbos, be draugų pagalbos aš nežinau, kaip aš būčiau išgyvenusi tą tragediją. Ir be visų jūsų pagalbos aš nežinau, kaip aš būčiau keliavusi į Ameriką, nes tiesiog neturėjome tiek finansų, kad galėčiau Kalifornijoje išgyventi pusę metų. Tad labai nuoširdus ačiū Jums už Jūsų meilę, už Jūsų palaikymą, už tai, kad niekada nepalikote manęs ir buvote visada šalia. Ačiū Jums labai.